Jūs žinote, visi turbūt žino, kad buvo sprendimas priimtas išsaugoti žirgyną, priešingai nuo prieš tai buvusios vyriausybės, kuri buvo priėmus sprendimą panaikinti žirgyną. Na, dabar vyksta valdybos formavimo procesas, atranka. Dabar tiksliai datų negaliu pasakyti, kada tas bus, bet aš manau, kad mes birželio mėnesį turėsim ir naują valdybą, ir naują vadovą. Taip pat rengiam strategiją, ko pirmiausiai reikia žirgynui ir į ką reiktų pirmiausiai investuoti. Tai galiu atsakyti, kad mes turime mūsų pavaldžioje įmonėje tam tikrą pinigų rezervą, apie 700 000, kuriuos sutarus su finansų ministru galėtume investuoti į žirgyno infrastruktūrą, sakykime, į rūbines pirmiausiai, į tai, kad galėtų atvykti žmonės, moksleiviai, kurie nori pasinaudoti žirgyno paslaugom, jodinėti žirgais. Tai ta kryptim ir judame. Pirmiausia, nuo šitų pradedam, o vėliau tai be abejo pinigai yra pas finansų ministrą, bet esam su premjeru kalbėję, kad ieškosim tų pinigų, apie kuriuos jūs minite, 2 milijonus, neaišku, ar tiek reiks, gal daugiau, gal mažiau, bet kad atnaujinti žirgyną ir apskritai pagerinti jo būklę, nes turtas tikrai yra nugyventas.